Tai labas vakaras jau turbūt visiems susirinkusiems. Aš sėdžiu čia dabar ir man atrodo, kad mes susitikom rudens vakarą. Nes kažkaip įprasta, kad knygas, tai rudens vakarais ilgais. Bet šiandien gražus pavasario vakaras ir mūsų svečiuose pas mus nuostabi viešnia. Man labai iš tikrųjų smagu šiandien, kad pas mus yra saulė ir kad aš matau šalia aplinkui saulės bendramžių, jiems draugų, kurie atėjo šiandien ją palaikyti. Tai nusiteikus pasikalbėti? Taip. Gerai, tai gal nieko nemanau, ne? Pradėkime ir aš tiesiog paprašysiu ir publikos visos draugų artimųjų. Jeigu turėsit klausimų, tai manau, kad gali drąsiai klausti, ne? Tai aišku. Iš eigos pokalbio ar paliksim laiko truputėlį po pokalbio galėsit pabendrauti. Na ir pradedam tada, tai kaip šiandien tavo diena? Mano diena, nežinau, pilka tokia oras prastas, bet dabar gerės, tikiuosi. Tavo pamokos, ar ne? Nuotolinį šiandien. O, tai daug, aš norėjau pasakoti, kokia tavo, vat kaip jaunos merginos kasdienybė, kokia ta kasdieninė rutina. Kokius galbūt turi ritualus kasdieninius, kažką, bet po tavo diena nepraeina. Nežinau, kasdien dantis valos. Dar mokykla, ne? Na, yra kažkokie pomėgiai, kažkoks laisvalaikio praleidimo būdas. O taip, antrus metus mokinuosi pati gitara grot, nes nepradėjau pamokas lankyti. Tada piešiu pati, lankau meno mokykloje grafinį dizainą. Tai jo. Tai žodžiu, išbandinėjai visas kūrybos sritis, ar ne? Ir muzika, ir meną, aha. Ir aš žinau, kad tavo amžiaus jaunuoliai didžioji dauguma labai užimti, ne? Ir lanko kažkokius būrelius ir kažką taip. Bet ar tau to laiko laisvo lieka daug tavo pomėgiam, tavo laisvalaikiu kažkokiam? Pakankamai sakyčiau. Užtenka tą. Jo. Na ir aš manau, kad vienas iš laisvalaikio praleidimo būdų tau yra rašymas. Ar šiuo metu ne? Šiuo metu ne, aš rašau kasdien tik tada, kai rašau kokią nors knygą, arba tiesiog didelis projektas, didelės apimties, nes šiaip dabar nieko nerašau, tai va. Ir jeigu jau prakalbam apie rašymą, tai aš noriu tavęs paklausti, kaip prasidėjo tavo kelias, rašytojos kelias? Gerai. Galiu papasakoti istoriją, kaip viskas prasidėjo. Tai aš buvau 4 klasėje, tai kiek čia 10-11 metų. Ir aš ėjau iš mokyklos ir man į galvą šovė toks vardas Safira. Čia iš angliško žodžio Sapphire, Safira brangakalnis. Ir aš pagalvojau, čia labai gražus vardas, man reiktų kažką su juo padaryti. Ir aš nežinau, kaip aš taip sugalvojau, bet pamaniau, kad parašysiu knygą. Tai vat. Ir taip gimė pirmoji knyga Safira, Vilkų mergaitė. Jo. Tu sakai, nelabai nori įsiminti tą knygą dabar. Taip, aš labai savo senesnes knygas šiaip viską žiūriu labai kritiškai, nes aš dar jauna esu, aišku, ir per metus, tarkim, šitą trečią knygą aš parašiau baigiau prieš jau metus 2 mėnesius ir pradėjau prieš 1,5 metų, o kadangi aš dar jauna, tai per metus keičiasi manusios nuomonės, rašymas ir taip toliau, tai jo. O prieš pradedant rašyti pačią pirmą knygą, ar nerašydavai dienoraščių, pavyzdžiui? Visko būdavo. Nes dažnai tiesiog patekę girdėti, ar ne, kad padeda rašyti nuo dienoraščių, slaptai, nieks nemato, nieks nežino. Ir tik tada jau knyga. Pas tavai ir toks buvo tokia pradžia? Šiaip nelabai. Tiesiog sugalvojau tą idėją ir tiesiog pradėjau rašyti. Tų dienoraščių nelabai ten buvo.
Aš tiesiog tu pasakai, kad vardas tavo tiesiog šoja į galvą, sakė, ne? Nes aš peržiūrėjau knygas, perskaičiau, ne visas pilnai perskaičiau, bet visose pagrindinės veikėjos merginos ir vardai iš suraidės. Aš galvoju, kad tai galbūt dėl to, kad ir tu pati esi savo iš suraidės. Iš tikrųjų, aš kaip parašiau antrą knygą, tada pastebėjau, kad labai sutampa ir pamaniau, kodėl ir trečios neparašys, kur pagrindinės veikėjos vardas iš šias raidės, nes nežinau, įdomu tai. Tai žodžiu, pirma netyčia, o jau po to gavosi, kad ir tyčia trečia, ne? Gerai, tai dabar dar. Mes kalbėjome su tavim prieš kelias dienas ir tu sakei, kad dar vienas iš tokių motyvų pradėti rašyti, tai buvo tai, kad tu labai daug skaitydavai. Jo. Labai mėgai skaityti knygas. Anksčiau taip tikrai. Prieš 2 metus aš perskaičiau netgi 49 knygas, o 50 baigiau sausio 1, bet dabar, nežinau, nelabai skaitau, reiktų sugrįžti į skaitimą, nežinau. O kaip skaitimas apskritai atsirado tavo gyvenime? Turbūt sunku prisimint, ar ne, nuo mažų dienų? Taip. Gal gali pasidaryti, kad tau pati mėgstamiausia knyga perskaityta? Žinokit, kaip tik šiandien galvoju, kad tikrai užduoda šitas klausimas bus, bet negaliu atsakyti, man tiesiog tiek daug patinka, nežinau, neįsivaizduoju net. Žodžiu, nėra, nes galbūt aš taip pagalvoju, gal buvo kažkokia knyga perskaityta, kuri galbūt padėjo pradėti rašyti, bet kaip suprantu, nebuvo, ne? Nelabai. Gerai. Tai dabar klausiu taip, kaip atrodė, jeigu dabar nerašai, ar atrodo tavo kaip rašytojos diena? Visada, kai rašau, aš stengiuosi kasdien bent jau prisėsti, nes turi būti tam tikra rutina, nes iš pradžių motyvacija yra, nes atrodo, naujas dalykas, šitaip įdomu, viskas taip toliau, bet paskui ta motyvacija dingsta ir lieka tik tai disciplina. Tai aš kiekvieną dieną grįžus iš mokyklos stengiuosi parašyti mažiausiai 1000 žodžių. Tai vat. Ir nereikėdavo tau įkvėpimo laukti, ar ne? Nes yra rašytojų, kurie tiesiog rašo tada, kai juos apima įkvėpimas, o yra rašytojų, kurie rašo taip, kaip tu nusistatė discipliną, kad tą dieną. Tai tau įkvėpimo ieškoti taip nereikia. Iš pradžių, aišku, reikia įkvėpimo, bet po to, kai jis dingsta, tai turi prisiversti rašyti, nes jeigu kiekvieną dieną atsikeltum ir pagalvotum, šiandien taip nenoriu to daryti, šiandien taip nenoriu ten eiti į sporto salę, taip toliau sportuoti, šiandien taip nenoriu piešti, tai tu niekur nepasiektum, reikia kartais prisiversti. O buvo minčių pradėjus rašyti knygas mesti, tą procesą? Aišku, buvo. Kas sustabdė? Nes buvo jau daug parašęs ir pasiduot būtų tiesiog prarastas visas darbas ir laikas. Užsispyrusi. Jo. Gerai, kur rašai? Lape, kompiuteriu? Lape rašyti, po lape rašyti labai daug darbo, kompiuteriu rašau. Kompiuteriu rašai, ne? Tai galbūt turi savo rašymo kambarį? Jo, savo kambarys, ką žinau. Ten tavo kaip puola tvirtoji ir rašai. Gerai, o kiek tu 1000 žodžių, tai per kiek laiko maždaug tą 1000 žodžių parašai? Tarkim, valanda, tai 2 valandos, pusė nakties? Pusė nakties, nežinau, labai įvairiai gali būti, jeigu labai daug minčių tą dieną, gali būti per pusvalandį, gali būti per valandą, jeigu labai nenori rašyti, nesugalvoji ką rašyti ir toliau. Taip, aš ir taip maniškai paklausiu, nenukenčia mokslai ir nenukentėdavau, ar ne, kai rašydavai? Anksčiau, kai rašydavau, tikrai nenukentėdavau, viskas gerai, mokusi gerai, bet dabar jau nežinau, kaip čia būtų. Sunku būtų suderinti rašymą? Dabar manau, kad jau. Su dabartiniu gyvenimo tempu, ar ne? Jau. Gerai, toliau tada klausiu apie tai, kaip tu žanrą pasirinkai savo knygų. Mano knygų žanras yra fantastika. Ir
aš nežinau, aš dabar kalbu kaip Saulė, kuri buvo prieš 1,5 metų, kai rašė tą 3 knygą, tai man nepatiko knygos apie kasdienybę, nes fantazija, tu gali tiesiog, nežinau, išlaisvinti vaizduoti ir taip toliau ir neįskaityti apie kasdienybę, nei rašyti man niekada nepatiko. Dabar jau patinka, bet tada nepatiko. Ir tiesiog fantastika, tu tiesiog gali pabėgti nuo pasaulio ir taip toliau išlaisvinti vaizduoti. Bet iš tikrųjų, aš kiek skaičiau tavo knygose, tavo fantazija be galo plati. Tokie aprašymai, kad tiesiog skaitai knygą ir atrodo, kad pačiai nereikia fantazuoti, įsivaizduoti, nes taip viskas gražiai sudėliota, taip viskas aiškiai, tiesiog skaitai ir atrodo, kad tave veda, tu matai tiesiog tuos vaizdinius, nes tikrai labai gražiai viskas aprašyta yra. Gerai, tai jeigu jau mes kalbam apie fantastiką, tai ir 3 knyga taip pat yra fantastinė knyga. Ir mes šiandien iš tikrųjų daugiausiai susirinkom pakalbėti apie tavo 3 knygą, kuri yra pavadinimu Mirtinės keliu. Kaip gimė idėja parašyti būtent šią knygą? Iš pradžių pagrindinė mintis buvo rašyti apie zombius. Aš buvau labai susivažiavėjus zombiais ir ta idėja, taip galėtum išplėtoti ją, bet pagrindinė idėja buvo zombiai niekada taip ir nebuvo tai knygoje, bet iš tų zombių išplaukė, aišku, mirtina liga, mirtinė, savaime suprantama, ir visa knyga yra tokiam apokaliptiniam pasaulyje, tai Tai aš trumpai, kai tik atsiverčiau knygą šitą, pirmuose puslapiuose, tu man pasakysi, ar aš teisi ar ne, gal man tiesiog kaip man susidarė toks vaizdas. Aš truputį pajaučiau įtaką mūsų karantino. Galbūt turėjo įtakos tam ir būtent ir tos ligos atsiradimas mirtinės kažkiek tai ta situacija ar ne, čia visiškai tiesiog sutapimas. Visi labai taip sako, bet įtakos karantinas visiškai nepadarė. Aš ar taip būčiau rašęs apie zombius ir iš to būtų išplaukus tai idėja apie apokalipsę ir taip toliau. Tai nebuvo įtakos. Nes taip sakau, atsivertus iš karto, nes knyga tokia irgi sunki liga, ar ne? Gerai, ir dabar tada aš klausiu, kiek tu užtrukai rašydama šią knygą? Gana storą knygą. Nuo rugpjūčio pabaigos iki sausio pusmetis. Nuoseklaus kasdienio darbo gimė knyga. Kokie buvo didžiausi iššūkiai rašant? Tai turbūt tas pat rašymas, kai nebuvo motyvacijos. Kai nebuvo noro prasiversti. Arba kai labai tiesiog nuobodus etapas knygos pats rašai taip nuobodu. O veiksmingiausias? Veiksmas. Daug kas sakė man, kad man sekasi rašyti veiksmą, man patinka rašyti veiksmą. Nežinau, stiprioji pusė. Atrodo, stiprioji, ne? Jo. Gerai, o ką tu pati mėgsti labiausiai iš šitos savo knygos? Ką galėtum išskirti, kas tau labiausiai tam patinka? Turbūt patį galą, nes visa knyga yra parašyta iš pagrindinės veikėjos Sidnės akių, o pačiam gale, kur daugiausia veiksmo, visi tie skyriai susiskirsto pagal veikėjus ir tu jau gali pamatyti pasaulį iš kitų veikėjų akių, ne tik ir pačios Sidnės. Ir jeigu jau kalbam apie veikėjus, tai kaip tu suformavai tuos charakterius veikėjų, kaip tau jie galbūt tie veikėjai vaikšto tarp mūsų, gal net yra šitoj salėje, ir kiti sako, tiesiog turi antrininką, ne veikėjas knygos turi antrininką tikrame gyvenime. Antrininko nėra, bet aišku, yra žmonių, kurie turi panašių bruožų ir manankiai visi tokie unikalūs ir skirtingi ir kai kurių veikėjų nuomonė aš nepritariu, arba pritariu, arba aš pasiečiau kitaip situacijose, jie tiesiog labai skirtingi. O vietovės, kuriuose vyksta veiksmas, jos irgi taip pat yra fantastinės
knygos, negirdėtos knygos, kaip tas vietas, vietovas, veiksmo vietą, kaip tu sugalvoji. Aš nežinau, kai šauna idėja kažką parašyti, tai aišku, po to turėjo plėtoti ir kai gimtų knyga, reikia visokių veikėjų, istorijos, ten veikėjų praeičių, nes praeitis padaro veikėjus, kokie jie yra dabar, reikia tiesiog sugalvoti visą pasaulį, kuriame vyksta tas veiksmas. Visą, tiesiog nuo iki. Gerai, o kaip reaguoja į tavo rašymą tavo artimiausius žmonės? Reaguoja tavo? Nežinau, didžiuojasi turbūt. Didžiuojasi? O ar turi kažkokių kritikų, kurie perskaito tavo tą pirminį tekstą? Aišku, pirminiai kritikai, irgi būtų tėvai. Tėvai, ar ne? Daug kritikos sulaukti? Nežinau, norėčiau daugiau, nes noriu, nežinau, tiesiog. Per mažai tos kritikos. Bet gal jos nėra, nes iš tikrųjų knyga tai nuostabi, rekomenduoju visiems perskaityti ir skaitosi tikrai labai lengvai ir labai įdomiai. Ir kaip ir sakiau, tiesiog pradedi skaityti ir tau prieš akis plaukia vaizdai, nes saulė nuostabiai aprašo viską. Kiekvieną smulkmeną, kiekvieną net ir ten apie sūrį skaičiau. Tai gražiai, kaip iš filmo sūris, geltonas, apvalus, bet tikrai sužavėta buvau. Šito knygoje yra iliustracijos kelios. Kas autorius iliustracijų? Sesija Maketavo. Maketavo sesija ir iliustracijas parinko, bet turi matyti piešė. Taip. O nebuvo kilus mintis iliustruoti savo piešiniais? Buvo kilus tokia mintis tėčiui, labai norėjau, kad tai būtų, bet aš nelabai nepritariu. Turi savo nuomonę, jos laikais, ar ne, bet tavo kūrinys? Taip. Na, o gerai, o jeigu taip jau žiūrint truputėlį į ateitį, aš suprantu, kad dabar pirmoji gimnazijos klasė, mokslo krūvis turbūt yra nemažas. Kaip ir sakė, neras laiko rašyti sunkiau, bet vis dėlto gal yra ateities planuose dar daugiau knygų? Nežinau, nesu iškelėje, nežinau, kas bus ateityje, niekas nežinau, kas bus ateityje, bet ateities kaip ir neplanuoju kol kas siekti su rašymu, gal su kitais menais, tarkim dailę, bet su rašymu stipriai abejoju. Bet galbūt tu, pavyzdžiui, žurnalistai puikiai? Oi, ne man. Ne tau? Tai žiūrė, taip, tu sakai, mes nežinom, kas mūsų laukia ateityje ir aš dabar norėčiau paklausti, gal kažkas iš salės turėtų kokį klausimą salai. Drąsiai. Va, perrašė. Bet aš atnešiu mikrofoną. Aš Laudija. Norėjau paklausti, iš kur semiesi įkvėpimo rašyti, kai atsimuši į kūrybinę sieną, nes aš pats rašau romaną savo ir esu atsimušęs į kūrybinę sieną ir jau gal kokius 2 savaitės niekaip neįmanoma. Sunkus klausimas. Aš nežinau, įkvėpimas kartais ateina iš muzikos, kartais šiaip iš kitų knygų, kurias skaitau, bet dažniausiai tai iš, nežinau, kasdienio gyvenimo, kai tu, nežinau, tiesiog nustoji klausyti muzikos, nustoji skaityti ir būni vienas su savo mintim ir nežinau, man tai padeda, tada kyla daugiau idėjų, bent jau man. Prašom. Dar klausimų? Drąsiai, paklausti gal kažkur. O kaip tavo draugai reaguoja? Vis tiek žino, kad tu rašai, ar ne? Žinau. Tai kaip reaguoja draugai? Man jau paklausti. Paklausti. Didžiuojamės. Ar skaitė knygas? Planuoju skaityti. Kaip? Planuoju
galvoju kažkada paskaityti. Kažkada. Iš tikrųjų, tai tikrai rekomenduoju rasti laiko, nes tikrai verta paskaityti. Na, tikrai prašom dar kokį klausimą. Turinio siužetas būna iš karto suplanuotas, ar taip, kaip einasi, taip gaunasi? Iš pradžio, aišku, turiu idėją, kaip viskas vyks, bet būna rašytojų, kurie kiekvieną sceną tai turi suplanuotą, žino, kiekvieną žodį, ką reikia įsakyti, pas mane tai tikrai nėra, bet tikrai nėra, kad ir atsisėdu ir tiesiog viskas iš vaizduotės. Dažniausiai būna, kad aš turiu kažką idėją, bet prie to ir rašydama. Gerai, parašai knygą, ar ne? Taip, jau turi savo kompiuterį, manai, kad užbaigta. Kas vyksta toliau? Paskui knygą skaito tėvai. Tėtis dažniausiai loginės klaidas ten redaguoja, mama gramatinės. Tai va. Ir toliau sprendžiant apie leidybą. Ne? Ar nebandėt kreiptis į leidyklas didžiąsias? Čia gal daugiau tėveliam klausimas. Jo, aš čia nepriko. Siuntinėja, visur. Siuntinėja, ne? Aš tikiu, kad tai nėra vienas iš lengviausių procesų prasimušti, ne, į tas didžiąsias leidyklas. Bet aš tikiu ir tikrai labai linkiu, kad jums pavyktų. Ir dar aš norėčiau tikrai tėvelių paklausti, kaip jums rašanti dukra namuose? Ta prasme, aš įsivaizduoju, kad jinai atrašydama neužsidarydavo, ar ne? Šiaip ne. Ne? Paskutinį romaną tai rašė, aš tik pamačiau, kai jie atlaikau parašyti. Jo. Aš nuslėpiau, kad rašau, niekas nežinojo. Tikrai, niekas nežinojo, kad rašai? Jo, niekas. Ir kaip pavyko taip nuskirti? Tiesiog pavyko, aš nežinau. Nuojautą turėjau, nes kai einu į kambarį... Neturėjai. Toks išsidaro kompiuterio langelis kažkoks. Tai va, kažkiek galbūt. Na, gal dar nesugalvojot klausimą? Taip, aš paklausiu. Taip. Viskas daugiasi muzika ir dailininkas. Ir šitai kas mėgstamiausia 3 grupės ir 3 dailininkai. Grupės? Aš turiu mėgstamiausią Nirvaną, kitų mėgstamiausių gerai, aš galiu pasakyti, kas man dabar patinka, atlikėjai, tarkim. Kate Bush, tada neseniai atradau Pixies, čia patinka Hole labai dabar, tada David Bowie irgi myliu. Dailininkai, nesidomiu dailininkais. Ir dar kas buvo, muzika, dailė, viskas. Na, dar klausimų? Su kokiu žmogum norėtum parašyti knygą? Čia gali būti ir gyvas, ir miręs, ar tik ką ta knyga būtų? Oho. Neįsivaizduoju iš tikrųjų. Galbūt su... Galbūt Leigh Bardugo yra tokia rašytoja ir man labai patiko jos knygos. Tai galbūt su ją nes irgi rašo fantastiką. Tai manau būtų įdomu kažką rašyti kartu. O kaip tu pati vertini jaunimo literatūrą? Jaunimui skirtą literatūrą, kadangi tavo knyga yra skirta jaunimui. Turbūt esi skaičius kitų rašytojų knygas jaunimui. Aišku. Kaip tau? Ar visada atrodo, kad rašytojai pataiko jaunimo, šiuolaikinio jaunimo požiūrį, kasdienybę? Vat ne visada, nes dažniausiai, aišku, knygas rašo suaugę ir kai suaugęs bando rašyti apie jaunimą,
aš tiesiog nejaučiu dažniausiai to ryšio su veikėjais, nes tas žmogus tik galvoja, kad jaunimas taip ir taip elgiasi ir tokius nuomonės, bet kartais būna, kad tikrai pro šoną. Nepataiko, ne? Ir turbūt tikrai jaunimas su jaunimu labiau susišneka ir tikrai net ir man skaitant šią knygą, jau aš gal jaučiausi truputį vyresnį, per sena tai knygai skaityti, nes man kai kurie dalykai gal kitaip jau požiūris, bet aš puikiai suprantu, kad jaunas žmogus tikrai tuos dalykus priima visai kitaip ir jie yra priimtini. O be fantastikos gal dar kažką mėgsta, kažkokį žanrą? Aš neskaitau pagal žanrą, gal kaip knygas, apie kažką. Nežinau, apie meilę, pavyzdžiui. Oi, nekenčiu knygų apie meilę, niekada nemėgau, niekada nemėgsiu. Bet atvyko, aš kadangi sėdėjau dirbu bibliotekoje, anksčiau prieš kokią 15 metų tavo amžiaus jaunuoliai prašydavo knygų tik tai apie meilę. Nu tai aišku, dabar tokių yra, nu bet manęs tiesiog netraukia. Bet dabar, žinau, jau apie meilę knygos yra, turbūt antram plane. Vis dėlto ima viršų mistika, fantastika, įvairūs realūs išgyvenimai, o nesinorėjau gal kada nors pabandyti rašyti tokią gyvenimišką tikrą knygą, ne su fantastika. Tai, vat, kaip ir sakiau, prieš metus man čia būtų labai nuobodu. Aš tiesiog nežinočiau, kaip ką rašyti, nes tiesiog kam rašyti, jeigu tu tokį gyvenimą kasdienį gyveni. Bet dabar gal visai norėčiau pabandyti. Kaip autobiografija, ar ne? Oi, ne, nesu aš kažkokia čia išskirtiniai populiari, labai tikrai ne. Na, ne, kol kas. Daug kas pradeda rašyti nuo poezijos, eilėraščių. Nebandyti niekada? Poezijos nelabai. Dabar, jeigu rašau kažką, tai rašau kažką panašaus į dainos žodžius, kažkas tokio, bet poezija netraukia manęs. Gal sugalvojau klausimą? Kokia didžiausia svajonė susijusi su rašymu ir kokia didžiausia baimė susijusi su rašymu? Baimė kad galbūt, net nežinau, kad daugiau nerašysiu ir visi mane prisimins, kaip rašau iš tų ankstesnių knygų, kai nors mano nuomonė dabar visiškai pakitus ir rašymas irgi pakitęs. O svajonė neįsivaizduoju, žinokit. Aš sakau, apie ateitį su rašymu nežinau kaip čia bus. O tikslas galbūt, kad tą knygą gal nekranizuos, koks nors ten kiną gal tiesiog pastatys iš jo ar kažką daug, nepamačius niekada apie tai. Mano knygose daug fantastikų, būtų labai sunku, labai didelio biudžeto reikėtų, nežinau, čia tai tikrai svajonė. Bet jeigu parašyčiau kažką kito, galbūt būtų visai įdomu. Dar klausimų? Iš tikrųjų, tai aš manau, kad mes apkalbėjom tikrai daug dalykų apie rašymą, ne? Gal mes Saulė nori kažką papasakoti? Ką čia papasakosiu? Tai tiesiog aš noriu palikti kelias minutės, nes ne visiems drąsu gal paklausti viešai. Aš noriu tiesiog palikti kelias minutės, ne kelias, 14 minučių jums pabendrauti. Ateiti, kad ir prisėsti prie Saulės ant šitos sofutės, jos paklausinėti, gal kažkas iš jūsų bandot rašyti, neprisipažįstat niekam ir norit Saulės patarimų. O aš tiesiog Saulei noriu palinkėti, ras dar laiko. Ras dar laiko, kada, nes iš tikrųjų
tu rašai nuostabią fantaziją turi ir aš tikiu, kad toj ateityje rašymas vis tiek kažkokią tai dalelę tavo gyvenime užims. Ir norėčiau aš įveikti tokią simbolinę dovanėlę tau. Tai ir knyga, bet ir su kitu susijusi tavo pomėgiu, su piešimu, tai yra Mo muziejaus dovana ir albumas Lietuvos dailininkų piešiniai. O, ačiū labai. Tai gali paploti. Drąsiai prieikite prie saulės, gal padedam tuos mikrofonus į šoną, pabendraukit, pasikalbėkit ir perskaitykit būtinai visas jos knygas. Ir šiandien, kiek žinau, galima, jeigu norite, galite nusipirkti saulės knygą ir aišku gauti jos autografą, kuris galbūt po 10 metų bus neįkainojamas, kas ten žino, ne? Tai labai labai ačiū visiems, kad atėjo, kad palaikote šią drąsią, puikią merginą ir aš labai džiaugiuosi, kad mūsų Marijampolėje auga tokie jauni, talentingi žmonės. Tai ačiū tau, Saulė. Kviečiu pabendrauti. Bet patikėk, man būtų gaila, kad tu daugiau nerašytum, nes turi tą potencialą. Tikrai labai geras, labai gražus, labai įdomus stilius. Ir labai daug tikslų, aiškių ir labai gerų detalių, nes iš tiesų eini iš tiesų kartu ir dalyvauji tame. Čia toks mažas pavyzdys ir sėkmės. Prašom, tai Saulė. Thank you.